trumpai apie varžybas. Kas lėmė vis dėlto pergalę? Na, atrodo, kad pirmas kėlinys puikiai sužaistas ir viso to pakako. Ar iš tiesų taip ir buvo? Nežinau, bandėm šlifuoti derinius. Nebuvo mūsų pagrindinių dviejų žaidėjų, centrų. Gavom visi pasižaisti. Stengiamės vykdyti trenerių nurodymus, bet matos, kad darome klaidų. Iš tikrųjų labai daug klaidų, neužpuolam greitose atakuose. Bet manau, sužaidėm gerai. Ne pagal savo lygį, bet galim geriau. Ar nesant komandoje dviejų pagrindinių žaidėjų yra lengviau žaisti? Na, galbūt lengviau kitiems atsiskleisti, ar vis dėlto trūksta jų pagalbos? Na, šiandien buvo tokia komanda, iš tikrųjų. Daugiau sužaidė atsarginiai žaidėjai, visi gavo pažaisti, treneris paskirstė vienodai laiką. Žiūrėjo, kas kaip gali atsiskleisti, kas kaip gali pasirodyti. Nežinau, žiūrėsim, bet jaučiasi po krepšių silpnumas. Kaip asmeniškai sekasi komandoje? Esu komandoje naujokas, iš tikrųjų, įsiliejau, manau, tikrai gerai. Komandoje atmosfera yra šauni, treniruojamės, visi bendraujam. Šaunu.